Oho, labas, chebryte, bičiuliai draugai. JJ Fishing YouTube'ės kanalas vėl grįžta į eterį po žiauriai daug laiko. Esu papilnatis vos nešvieši prie impulsą, staigiai pas stadelį šmutkių, kukurūzą, marcipaną, slieką, zyką ir panašiai. Čia staigiai pasiėmiau, čia suglūdėjau, hebra, žiauriai suglūdėjau ant tiek, užmigt negalėjau, nes laukiau rytą, gavau progą išvažiuoti po žiauriai ilgą laiką, gavau progą išvažiuoti žvejoti, ant tiek užmigt negalėjau, tai ką čia teka, taip suglūdėjau, kiek dabar yra, po pirmos 20. O žadėjau 3 valandą rytą keltis, 4 valandą prie kūdros daugmaž būti. Varysim plūdę pažvejoti. Pamėginsim liniokų sezoną atsidaryti, nes žakės dar nebuvau nieką atvaręs, dulkės nuvaliau, dabar tik nuvalysiu. Ir viskas, nes žiauri, nes nebuvo kada, ant dugnenkių porą kartą buvau nulėkęs ir viskas. Anksčiau buvau nulėkęs ant karasikų, bet čia pavasarį ankstyvą atsidaręs karasikų, bet kažkada reikės dabar gal laiką tikiuosi bus, mėginsiu nufilmuoti karasikų laidą, nes grįžti reikia į eterį po tiek gerų 2 mėnesių mašinas važinėjai, motociklą irgi dar čia blūdė į miestą. 1 valandą nakties, da blūdį miestas siautė, nieks nemieg. Ir sakau, tragiškai, po gerų 2 mėnesių nebuvo kada realiai kad nufilmuoti, net kada išvažiuoti pasilgęs tos ribalkės, sakau, net užmigt negalėjau. Čia jau yra hebrytė viš negerai, reiškia su galva jau negerai, kad užmigt nebegali, tai čia jau šakės yra. Ką, pasiėmėm čia staigiai iš aparatą iš stadelę. Ir ką, lėksim prie kūdros, mėginsim ten per džiunglės, dabar tamsuoj, kažkaip ten davažiuoti, daiti, panašiai, tai nežinau kaip ten seksis. O paskui, jeigu prašvis, mėginsim nufilmuoti, jeigu bus kažkokia kliova, judesiai, panašiai, mėginsim nufilmuoti, bet dabar tai faktas, kad čia be šansų, nes tamsu, dabar čia miestą, tai gerai, viskas valia. Gerai, JJ Fishing grįžta į žvejybą pagaliau. O jums, hebrytė, smagaus žiūrėjimo. Hebrytė, tu varlės tiek, viena čia, viena ten, trečia ten. Baisu, dabar čia biškį valiausi su prožektoriu, kiek mačiau, graibštą kotą sulaužiau. Realiai 2 nakties ėjau valytis krantą. 2 nakties. Dabar 2:30, laukiam kur prašvis, pašariuką biškį susimesim, kur matysi normaliai, dabar net nematau, kur normaliai mes pašarą. Gerai, hebra, jungi lauką, laukiam rytą, kur biškį po gerą valandą, gal biškį 1,5 prašvis. Hebrytė, laukiam pagalių ryto, jau biškį prašvyto, jau viskas, matas plūdės, matas kur čia prasivaliau, panašiai. Ir kiek 2 valandas kokias užmestos, kiek dabar jau 4, po 4-8. Ir nieka, hebra, po kol kas nei vieną prisilietimą ir turi blogų labai žinių. Lynai neršia ir labai neršia. Tokia jau čia balvonai prasiverčia aukso luitai, juodė. Tai žiauru, o to čia nežinau. Koks kaip bebras atrodo, kai duota, bet atrodo, gali čia vos nesugraibštų jos gaudyti. Kai duot už porą metrų tarp žolynų, tai hebra, nežinau, o čia net atrodo beverta besėdėti realiai, nes nebepanašu, kad čia kažkas bebus ar kažką pagausia. Mėginsiu dar pakimarėt, bet abejoju, kažkas arba bus hebrytė. Žiauru, kai gauni išvažiuoti, pagaliau vieną sykį, nori lyną pagaliau atsidaryti sezoną, meškerių dulkės nuvalyti, kaip tyčia turi užtaikyti ant nerštą. Tai kosmosas yra, bernai. Nežinau, hebra, yra žiauru, bet ką darysi? Gerai, mėginsi kimarit, be reikalo realiai visą naktį nemegojau čia, net tikslamus, aš čia atvažiavau.
Gerai, jungi lauką, mėginsi tokį marit. Jau kas kažką užfiksuosiu. Aha, mėlynas. O, kokia raudė graži. O, hebrytė. Graži raudė. Mėlynas atraudė. Lynai. Oi, neršia lynai. Nukrita. Jungiam lauką. Davina kokia gražuolė. Raudė. Oi, kokia didumo. Apie pusę kyla bus tikrai. Oi. O, kokia gražuolė. Raudė. O, viduriniai kybams buvo gražus. Ant viduriniai meškeriai. Į paliką. Kibimas buvo. Ir praganiau. Ak, tavelnės praganiau. Gražiai kibimą. Jungiu. Ak, ta blecha, lyna kibims buvo. Nu, hebrytė. Tokios tokelės. Kiek čia turim? Po 6:21. Ką, blynas prisvilo. Prisvylęs blynas. Ir labai stipriai. Labai hebrytė. Nes, nu, pizdėts. Lyna niekaip. Buvo pora kibimų lyna. Ir viskas. Bendroj krūvoj 6 tie kibimai. Porą raudžių gerų pagavau. Ir viskas. Porą lyną kibimą konkretaus nulyns, kai matas iš karto. Ir paskui tai buvo porą dar kibimo. Ten greičiausiai raudės kiba. Ir tiek žinių nieka, visiškai. Pirms blins tikrai prisvila. Nebėra čia ką musit besėdėt, belaukt, nes išėjims netgi viens buvo atėjęs burbuliavims. Ant dugno rausė ir viskas vienas iki. Daugiau jokių burbulų, nieka. Ramuma. Ant tą klausimą tik tais, kad galėčiau vos nesugraibštų juos gaudyti, tos lynus, nes bambukai tai čia davęs tartų žuolio. Išlent, bliup, kupros uodegas išlent, tokie veršiai, po 2 kilus drąsiai. Ore. Gražus juočkiai. Ir jiems dabar tikrai ne tas rūpi. Jiems rūpi užpakalius susidaužyti, subinės. Bet, nu, taip anksti gegužės dar net negalo net nėra. Jau jie čia subinės daužas. Nu, blecha, nesu taip damatęs, įtariu, kad taip anksti pradėtų. Aišku, nu čia tokia įlankykė yra, čia šiltesnis vanduo, viskas čia faktas, gal dėl to. Nes taip, blecha, nu, žiauriai įdomiai keista, anomalijas kažkokios. Būna visko, žinot, hebra, būna visko, hebrytė. Turi buvo spinigą, tašė radau. Viens gumenuks tiktis yra ten da šalimais
praliots. Eisiu, ten kokį 10 metimų padarysiu, nukranta. Ant lydekuičia, prie tą pačią ir viskas. Į kažkokiam teks namulę. Nes, viskas būtų valio, jeigu jie vaikštė, viskas, tai jie tik nesimaitina, bambukai. Ir tu daryk, ką nori. O čia sakau, iki 7 gal pasėdėsiu, bet ar mano tikslą bėra, aš nemanau. Nes, tragiškai hebra yra kaip yra. Pirms blins suplūdėm, prisvylęs, po tiek laiką, ribalikės, nebuvęs. Tikrai tikėjaus kažkas gal bus geriau, įdomiau. Ir raudžių, tos raudės pagavai, tas pačias dar neišėję užfiksuoti kibimą, ar kaip traukiu. Ir tokias gražias motininės tikrai, kas įmėsiu fotkę. Bambiukų, kokias gražias. Mamkos. Žiūrėk, kokias raudės. Tiktais tokias bambukės. Ir daugiau nėra. Eit ką paleist atgal. Ir viskas. Labas, bičiuli draugai. Vėl JJ Fishing kanalas. Mėgins pagaliau atsidaryti lydekų sezoną. Karačia, gavau 3 valandas, realiai iki pietų, iki 12 valandos. Biški praeit upe. Pagaliau su spiniku normaliai. Kiek praeisi, tiek praeisi. Gal pavyks hebra krokodilą pagauti. Nes žiauriai nebuvo kada jau šiandien nuėtų. Gegužės jau vos ne antrą pusę, antrą gals. Ir aš dar lydekų nepagavęs. Žiauru yra hebra gyvenim, bet taip nėra buvę. JJ Fishing, kad karačia taip blūdytų. Esu peliukės, tu savo standartiniai vietai, pavėluotas, realiai be 19. Rytinėsi pavėluotas, mėginsiu praeiti, kur baisiai nėra karšta, panašiai, ir viskas, mėginsim užfiksuoti. Buvau prieš tai suplūdėm, jeigu šiandien kažką pagausi, ten dėsiu suplūdėm, biški pradžioje, kad įdarimą, lynų bandžiau žvejoti, bet niekas nesigavo, blynas prisvyla. Ir iš tų 2 laidų kažką pamėginsim padaryti, sukurti, kad jums būtų smagaus žiūrėjimo. Standartiškai mano žuveliuks tokį dabar dėsiu, jo ryško, žiūrėsim, čia bus, nebus kažkas, mėginsim vaikščioti į viską, svarą JJ Fishing žuvauti. Pirmus zabrozai. Pamėginsim, ateisiu. Vanduo tai drumstas, polietaus. Labai drumstas. Pirmi metimai. Iškai nepavyko pirmas. Gal kokia prisitaikyti reikės, vėl išmokti. Dėliai. Krokodilai. Vanduo drumstas, tai jau pagal snukį, jeigu užmėsiu, nes tokia vandens nesu matęs, juoda. Kaip šviesų žuveliuką reikėtų dėti. Hebra. O, turi. Opa! O, turi krokodilą. O. Yeah. Opa! Pirmas šių krokodilas, pirmas šių metų krokodilas. Labai greit, o kai gerai kandės. Yeah!
Sezonas atidarytas. Krokodilas. Pabučiuojam ir paleidžiam. Legaus turėtų būti. Iki 50. Greitas atidarimas. Greitas atidarimas. Žiūrėjau, pataikiau, guminuką, viską. Vanduo tai nuslūgęs baisiai. O, lydeks išplėtė. Nuo krantą. Neseg. Jis jau čia pabėga. Įsiganda. Jis čia tikrai tupėja. Pasibaidė. Nėra. Nėra. Toliau. Paporą vedimui ir viskas. Tokiose grioviuose. Na, kažkas važiniai. Tikėkimės nežvejoti atvažiavo. Na, kartą. O, turi. Pabėga. Aik tu. Ne, reikia ryte biškį susiviršti. Pabėga. Antras kybimas buvo. Aik tu, šit. Biškį toliau pabandom. O, atakavo. O, turi. Iš antrą kartą atakavo. O, turi. Opa. O, guminuką ką prarijo gimbatė. Na gerai, jums galau, kad sėksi. Gerai. Krokodilas. Paleidžiam. Trečias kliovas. Ne, jau mūsų trečias. Du yra. Na. Vanduo juodas. Kur tie krokodilai? Kol kas nenori. Nu, bet atidarėm tai viskas. Gali sakyti, kad atsidariau. Normaliai. Na, jau čia realiai vos negalą praėjom. O, į bebrą urvą. Įkrito. O kažkur kažkas nėra. Gaila, kad čia karšių nėra. Raudelė, koja, gal vieną kitą, gal yra kur nors ant plakomos, kad didesnis gylis. Bet toj atkarpoj nelabai esu matęs. Šiaip šiems nelabai yra. Tai tik ešeriai. Yra ešeriukų. Ir taip irgi nekalns, bet ešeriukų yra.
stipriai, nei vieną prisilietimą. Net įsigandimais, tas atakavimas nėra. Kažkur sigulė jie visi, man atrodo, dabar viskas. Eini grožis, kvepia, skaniai, o. Pelkė. Ir nėra pelkė žuvies. Tai blemba da botagą sulaužiau. Nu, ir čia va, kai nutrūka, nebėra vidinė žiedelė. Tai velnias. Na, pamėginsiu gal biškas, nes jau zilka papjaus dabar. Ką jau darysi? Papjaus, bet... Papjaus. Gaila, dėl tai čia kučias man nupjovė dabar. Bet svarkyti kažkur reiškia į Šiaulius. Pažiūrėsi, gal rasi kokį pritaikyt. Oi, to velnės. Ketvirtas, ir tas pats da pabėga. Eik tu namo. Eik tu namo. Liaka, tai gražiai atakavo. O, kažkiek. Eik tu. Vien čia va tarp gylę tą pasislėpęs buvo. Vėl ėmė. Damocijų. Penktas. Nu, šakas pavargau. Na, jau baigęs. Dar grįžtam tam sustosiu dar. Penki kėbimai, tai skebra. Ne kažką. Bet tik mažai jau čia nesiturėjo. Vilkai vas krapa, man atrodo. Oi, šalia krenta. Šeštas buvo. Oi, tu šit. Nespėjau sureaguoti. Šeštas jaunas. Ai, tu. Nėra žuvės. 6 bambukai. Bus apčančiai. Ventaliacija. Bus, nebus. Ant srovės. Nu, užsidėjau kitą brūdą, pamėginsim čia. Nors, butaks, baigs lūž, bet važiuoti reikės gal į Šiaulius. Rasi žiedelę gal kokį pritaikyti. Nu, pamėginsim tą spalvą, žinai. O čia įtakas turi, neturi, šiandien. Nes tų krokodilo nelabai šiandien kažko jie. Kaip nėra. Labai nėra jų čia atrodo.
Nuo vietos, tai atrodo pasaka. O, žiūrėk, yra kuolį. Arūdė čia gražiai plaukia. Praplaukė. Yra dar tošio gyvastis. O. Yeah. Oi, 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 oi. Yeah. Da užsikabino. Gerai. O, kaip gražiai. Yeah. Trečia. 7 kibimas, bet čia, o, mažutė kokia. Hehehe. Oi. Sorry. O, pagaliau va, žuviliuką pasikeičiam. Bamt iš karto. Nu jo. Oi, vėl po šitą džiunglės bando lysti, nu čia tragiška. Kaip sakau, žuveliuką pasikeičiu, mat yra iš karto. Arba čia sutapims, nu jeigu da antrą pagausi. Taras jos viskas aišku. O, vėl kibims buvo. Ai, 8 kibims. Senelis, aš ne tokią guminuką žvejoju. O, bebra darbą. Pagaliau pavėsis. O, čia bebro. Oi, sorry, hebra. Už techninis nesklandumus. Svarbu bebro urvo kokį neįklysti. Nu, kur tie krokodilai. Neprilaižysi. Da, buvo labiau šią situaciją, norėjau ateiti, pažiūrėti, kaip čia atrodo pati vieta. Ar baisiai užėlė, ar ne. Nes čia reikia siek ateičiai. O vandens lygis tragiškas. Žiauriai. O ką? 8 kibimai. Ir 3 pagautas. Ir tiek žinių, hebra. O jūs laukite sakančio reportažo kažkada. Tikiuokimės greitai kitą savaitgalį gal išeis vėl kažką nufilmuoti. Jeigu išeis važiuoti, ne, turėtų išeiti važiuoti. Viskas valiu. Žiūrėsim kokie tie orai panašiai. Ir viskas, davai, hebra. Varom namučią, praustės. Mazutą gerti, kiek galima čia duotis. Ate.